Gerbiami žiūrovai, mes randamėms prie kamikadzės namų. Štai čia yra visas kamikadzės namas. Mes girdėjom, kad čia atliekami kažkokie keisti ir labai pavojingi triukai. Einame, pažiūrėsim arčiau. Taip, paskambinam, tuoj kamikadzė turėtų pasirodyti. Štai pasirodo mūsų dalyvis. Taip, štai, jisai šoka ant supinių. Kažkas dabar bus. Jisai tikriausiai bandys suptis. Taip, mes nesuklydom. Jisai bando suptis. Bet ar jam verta bandyti? Taip, jisai supasi. Taip, kaip matom, supasi. Kol kas veiksmo didelio nėra. Tačiau įdomu, ko mes galim iš jo tikėtis. Kadangi, štai, jisai atsistoja. Atsistoja. Kažkas čia įdomaus. Kažkas čia keista. O, jis apsisuka. Ir dar kartą apsisuka. Tai kažkas nerealaus. Tikrai nebandykit to namuose. Čia jisai tik tai vienas yra toks beprotis, bandantis tokius triukus. Kaip matom, tai yra labai pavojinga. Ypač be saugos diržų. Štai. Matom, kad jisai turbūt pavargo. Štai jisai, dar vienas triukas, atbulas, čia tikriausiai įsijungia revers. Taip, kaip matom, tikrai labai pavojinga ir labai baisu. Ten tikriausiai viršui turėtų būti labai šalta, kadangi jisai sulig 3 aukštu versdamasis pakyla. Taip, matom, kad tikrai jisai pataikėm šituo adresu, jisai tikrai yra labai įdomus, atliekantis tokius įdomius triukus. Taip, čia buvo labai netikėta, nesitikėjom tokio poelgio. Čia tikiuosi vaikai nežiūri, nes čia tikrai nerekomenduojam taip suptis. Čia yra labai baisu ir labai pavojinga. Taip, matom. Viskas. Ponas kamikadzė pabėgo. Labai ačiū už dėmesį.